Sveiki, mano GFU priminė mano mėgstamiausius prenumeratorius. Čia yra GM magnetas, pažiūrėkite ten. Po vandeniu turi būti kažkoks automobilis. Aš tikrai mačiau daug naujienų straipsnių, kad automobilis pateko po vandeniu. O dabar mes turime tikrą GM magnetą. Pabandyk mesti kuo toliau ir bandysime tą daiktą ištraukti. Taigi, pradėkime magnetinę žvejybą. Gerai, pažiūrėkime, ar kažką pagavo. Palaukit, vaikinai. Taip. Taip. Aš tikrai tai jaučiu. Kažkas išlenda iš vandens. Taip. Tai sunku. Tai nerimas. Sunku. Atrodo, lyg tai išeitų. Na, pirmin. 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 Taip, mašina, ji išlenda. Visa mašina, ji išlenda. Aš ištraukiau visą mašiną. O, vanduo. O dieve, tai beprotiška. Bet kas čia per mašina? Ji tokia keista. Ir kas čia parašyta? Kempiniukas plačiakelnis? Palauk, ką? Mes ištraukėme šią mašiną iš vandens. Ji buvo bikini dugno apačioje iš kempiniuko plačiakelnio pasaulio. Palauk. Tai beprotiška. Vaikinai, ar mes tikrai radome mašiną iš kempiniuko plačiakelnio? Traškaus krabo ženklas yra čia pat. Tai tarsi garsiausias restoranas bikini dugne. Ir mes ištraukėme visą mašiną iš dugno. Palauk, tai beprotiška. Atidarykime ją ir pažiūrėkime, kas yra tos mašinos viduje. Jahaha! Kas per velnias? Ką tai reiškia? Joho, kas tu toks? Romis. Ar čia piratas, ar kas? O dieve, mes niekada neturėtume atsisakyti svečio prašymo, net ir paties absurdiškiausio. Žiūrėk, visa ši medžiaga tikrai iš kempiniuko plačiakelnio. Ar čia kaip traškus krabas? O dieve, ar tai gali išeiti? Turime pažiūrėti, kas vyksta. Puiku, tai juk piratas, tiesa? Mano vardas Slav. Malonu susipažinti. Tu esi piratas iš traškaus krabo, ar kaip? Supratau, gerai. O dieve, vaikinai, kas čia vyksta? Pažiūrėkite į tą daiktą. Čia daug visko iš kempiniuko plačiakelnio. Tai planktonas. Ir tai beprotiška. O dieve, vaikinai, visa tai atrodo kaip virtuvė. Ir čia visur labai daug visko. O dieve. Prieikime arčiau ir ištirkime visus tuos dalykus, nes tai beprotiška. Mes ištraukėme visus tuos daiktus iš vandens ir tai beprotiška. Galbūt šiandien pabandysime paragauti pasaulyje garsaus Krusty Krabs krabų mėsainio. Taip, ponė piratai, ar turite jų? Taip. O dieve, mes pažiūrėsime ir pabandysime. Visa ši vieta tarsi sugriauta. Žiūrėk, čia daug bikini dugno dolerių, bet jie visi tokie šlapi, aišku, nes buvo po vandeniu. Iš tikrųjų, čia daug pinigų, bet ar yra pasaulinio garso krabso mėsainis? Ne, čia tuščia. O dieve, čia tiek daug personažų kempiniuko automobilyje po vandeniu. Šie personažai labai garsūs. Bet mano mėgstamiausias personažas yra Squidvardas. Aš jį labai mėgstu. Kas vyksta? Piratas! Kas vyksta? Tai šiek tiek beprotiška. Ar tu tikras piratas, ar kas? Taip. Gerai, atrodo, kad tavo laivas nuskęs, žinai? Tas dalykas. Ne, tu nesupranti. Burbulai kyla iš tavo laivo. Gerai, ne, viskas gerai. Gerai, neskubėk, mėgaukis. Turiu daug klausimų apie visą šitą beprotišką situaciją, bet jei tau patinka, aš džiaugiuosi dėl tavęs. Gerai, vaikinai, manau, kad turiu pasiimti savo magnetą ir išgelbėti piratą, nes jis eina kažkur per toli. Taip, piratas. Kas yra kortelė? Palauk, atsiprašau. Piratas? Jis eina labai toli. Ne. Jis eina per toli. Jis keliauja į bikini dugną. Taip, mes tai padarėme.
Taip, gerai. Leisk man tada išgelbėti. Ar stipriai laikaisi? Gerai. O, taip, dabar veikia. Puiku. Taigi dabar sveiki atvykę į verandą. Gerai. Žiūrėk. Geras darbas, piratėlį. Ačiū. Taip, ar žinai, ar yra kažko apie Skvidvardą? Nes Skvidvardas yra mano mėgstamiausias personažas. Taip. Taip, turime surasti Skvidvardą, vaikinai. Bet jūs turite parašyti, kuris jūsų mėgstamiausias kempiniuko plačiakelnio personažas, nes yra daug juokingų personažų ir jie labai smagus. Ir šis automobilis toks stilingas, jis iš tikrųjų atrodo kaip bikini dugno stilius ir man tai labai patinka. Ir kai baigsime tyrinėti tą automobilį, bandysime paleisti ir vairuoti šį drono automobilį, kurį išgelbėjome magnetinės žūklės metu. Bet vis tiek, tad tęskime mūsų tyrinėjimą. Galbūt galime rasti kalmarą ir taip pat turime surasti krabo mėsainį. Arba galime pabandyti pasigaminti savo. Nežinau, tęskime tyrinėjimą. O dieve, vaikinai, iš tikrųjų ši vieta tokia nešvari. Taip, ji tikrai buvo paskendusi vandenyje. Ir pažiūrėkite, čia daug įdomių dalykų. Pavyzdžiui, gėrimų. Galime paragauti Krusty Krab limonado. Dauguma šių kamštelių yra tušti. Bet štai šitas, pažiūrėk, Krusty Krab limonadas. Jis turi labai specifinę spalvą. Bet aš noriu jo paragauti, nes tai tikras limonadas iš kempiniuko plačiakelnio. Oho, koks rūgštus! Tai beprotiška. O dieve, geras. O dieve, tai pats kempiniukas plačiakelnis, bet kur jo ranka? Bet pažiūrėk, koks jis gražus ir šaunus. Radome daug personažų iš kempiniuko, bet dar nematėme kalmaro. O dieve, šie vaikinai tokie juokingi ir malonūs, bet apsidairyk, visa ši aplinka primena virtuvę. Geriausi krabio mėsainiai pas kempiniuką. Taigi, čia turi būti krabo mėsainis, čia kažkur turi būti krabo mėsainis. Pažiūrėk. O, auksinis daiktas. Jį kempiniukas naudojo mėsainiams kepti. O dieve, jis buvo čia pat. Taigi čia kempiniukas kepė savo pasaulyje garsius krabio mėsainius ir mes turime juos surasti. Kempiniuko krabio mėsainis. Tuščia. Ir šitas taip pat tuščias. Oi, palauk, kas tai? Tai beprotiška. Tai yra gabalų kibiras. Šis restoranas priklauso tam vaikinui. Tai pagrindinis Krusty Krabs priešininkas. Tai beprotiška. Ir žiūrėk, manau, šitas vaikinas bandė kažką pavogti, nes čia pat randu dar vieną krabų mėsainio dėžutę iš kempiniuko plačiakelnio. Ir atrodo, kad viduje kažkas yra. O dieve, žiūrėk, tai mėsainis. Mėsainis čia pat, pažiūrėkime. Tai tikrai atrodo kaip animacinėme seriale Kempiniukas plačiakelnis. Atrodo identiškai. Iš tikrųjų yra slaptas receptas, kuris priklauso ponui Krapsui. Jis iš tikrųjų uždirba daug pinigų pardavinėdama šį pasaulyje garsų ir labai skanų Krapso mėsainį. Taip pat žinomas kaip krabio mėsainis. Taigi pagaliau turime progą jį paragauti. Vaikinai, taip skanu tikrai, jaučiuosi lyg būčiau pasaulio dugne. Labai šilta ir malonu. Taip, dabar suprantu, kodėl šis vaikinas medžiojo to dalyko receptą. Bet šiandien ne tavo diena, mano draugė. Atsiprašau. O, man tikrai gaila. Bet dabar turiu Krusty Krab limonadą ir Krusty Krab pasaulyje garsų krabį petį. That's so good! O dieve, tai taip skanu ir taip gera. Kas yra, piratė? Nori šito? Gerai, galiu pasidalinti. Pasiimk ir limonadą. Tai Pirate bičiuli, ar tau patinka Krusty Krab ir kiti dalykai? Taip. Taip, tai gerai. Romas. Tai ne romas, tai limonadas. Gerai, taigi vaikinai, mes čia radome daug dalykų, bet man vis dar įdomu, kaip šis krabio mėsainis tampa toks skanus ir toks geras. Ir dar vienas dalykas, kuris man įdomus. Kaip šis automobilis atsidūrė po vandeniu? O, jis visada ten buvo.
Gerai, bet kokiu atveju pažiūrėkime, ką dar čia turime. Čia yra bandelės ir šiek tiek prieskonių. Ir aš taip pat radau slaptą padažą štai čia. Taigi, iš tikrųjų, jei žinotume receptą, galėtume pasigaminti savo krabo mėsainį. Bet mes neturime jokių receptų. Kas tai? Pažiūrėkite, tai keistas dalykas. Tai ne limonadas ar kažkas panašaus. Atidarykime ir pažiūrėkime, kas viduje. Taigi dabar neturiu jokių abejonių, kad mes po vandeniu radome tikrą kempiniuko plačiakelnio automobilį, naudodami GNG magnetą. Bet vyrai, pažiūrėkite, mes taip pat to čia nepastebėjome. Mes gavome tikrus mėsainius, tikras krabio paplotėlės. Ir jie atrodo tokie gražūs ir tokie skanūs. Turime vieną čia, o antrą dedame čia. Bet kas yra toje keistoje buteliuke? Aš gavau auksinį šakutę, ar kaip jį vadinama. Dabar negaliu prisiminti, parašykite komentaruose. Ir galbūt galime pabandyti ištraukti tą įdomų, paslaptingą dalyką iš buteliuko, naudodami tą daiktą, žinote. Piratas! O, ei, piratė, ateik čia! Pažiūrėk, ką radau buteliuko viduje. Palauk, kam tau to reikia? Palauk, bet aš radau tą daiktą buteliuko viduje. Tai ne tavo, palauk, man reikia išsiaiškinti, kas tai per daiktas pirmiausia, gerai? Ar tai lodo žemėlapis ar kažkas panašaus? Slaptas krabio paplotėlio receptas. O dieve, tai receptas. Tai pasaulyje garsaus krausio grabo pagrindinio patiekalo krabio paplotėlio receptas. Kubietiška bandelė, viena slapta paplotėlė, vienas sūrio gabalėlis, šviežias pienas, viena pomidoro riekelė, marinuoti raudonieji svogūnai, krabas, padažas, tikra paplotėlė ir mes turime visą receptą čia pat. O dieve, tai tikrasis lobis! Kažkas jų ieškojo daugybę metų. Ei, piratė, sustok! Sustok! Ką? Ei, sustok! Sustok! Jis sprunka! Bet kokiu atveju mes vis dar turime kempiniuko automobilį. Pažiūrėkime, ar galime jį užvesti ir pavažiuoti. Nes vaikinai, žinot, aš visai nusimanau apie techniką. Ir vaikinai, jei vis dar žiūrite šį vaizdo įrašą iki šios akimirkos, drąsiai prenumeruokite. Tai geriausias palaikymo būdas, kurį galite man suteikti. Prenumeruokite dabar, tai man labai svarbu, tad prašau, prenumeruokite. Po kelių akimirkų. Gerai, pažiūrėkime į kempiniuko plačiakelnio variklį. O taip, jis šiek tiek surūdijęs, akivaizdu, nes buvo po vandeniu. Gerai, pažiūrėkime, ar galime priversti šį daiktą veikti ir važiuoti. Lipkime vidun. Oho, čia taip gražu ir taip stilinga. Man tai patinka, nes jis tikrai atrodo kaip bikini dugno automobilis. Oho, tai beprotiška. Iš tikrųjų atrodo labai keistai. O, pažiūrėk, bikini dugno vairuotojo pažymėjimas. O, čia Patrikas žvaigždė. O dieve, Patrikas turi vairuotojo pažymėjimą. Tai beprotiška. O, jis jau nebegalioja. Bet kokiu atveju mes gavome jo vairuotojo pažymėjimą ir dar kažką čia. O dieve, kempiniukas plačiakelnis taip pat turi savo vairuotojo pažymėjimą. Kaip tai įmanoma? O dieve, jis pagaliau gali vairuoti automobilį. Iš tikrųjų, aš neturiu pažymėjimo, taigi aš pasiliksiu abu šiuos ir pabandykime pavairuoti tą automobilį. Kodėlgi ne? Taigi, čia visur daug klaidų. Atrodo, šis automobilis yra sugedęs ar kažkas panašaus. Gerai. O dieve, vaikinai, pažiūrėkite. Oho! Tai beprotiška. Bet kokiu atveju galime toliau bandyti taip užvesti variklį. Taigi, panaudokime šį geležinį daiktą, metalinį daiktą. Pavyzdžiui, padėkime jį čia. Oho! Haha, pavyko! Tai beprotiška! Mes priverėme kempiniuko plačiakelnio automobilį važiuoti! Pašėlkim! Po valandos. Gerai, pabandykime. O taip, dabar jau kalbam rimtai. Kempiniukas plačiakelnis. Kempiniukas plačiakelnis.
Nuostabu. O, dieve mano. Tai iš tikrųjų buvo beprotiška. Aš nenorėjau to padaryti. O, tai šiek tiek beprotiška. Žinoma, vaikinai, niekada nebandykite to pakartoti. Šis kempiniuko automobilis tiesiog pašėlusiai greitas. Na, manau, man reikia paskambinti piratui, kad padėtų man su tuo susitvarkyti. Pirate, prašau sugrįžk, Pirate! Praėjo 2000 metų. Taip, vyrai, mums tikrai reikia pagalbos su tuo automobiliu, nes taip, mes jį ištraukėme iš vandens. Bet ei, kas ten ateina? O, tai tas piratas. Oho, piratas, sveikas. Gerai. Gali pasilikti slaptą formulę, bet man reikia tavo pagalbos apversti tą automobilį atgal, gerai? Gerai, tai pradėkime tą, nežinau kaip tai vadinama, bet vis tiek, tai buvo beprotiška. Gerai. Oho. Kempiniukas kvadratinis pieštukas. Tai beprotiška. Tad apverskime tą automobilį atgal ant ratų. Vidurnaktis, 12 valanda. Gerai, taip, įneškime tą daiktą vidun. Piraite, tu juk žinai, kaip tai padaryti, tiesa? Taip. Eime, apverskime jį. Dabar turime uždėti šitą daiktą atgal ant ratų ir pažiūrėkime, ar jis vėl gali užsivesti ir važiuoti. Eime! Valijo! Taip, tai skamba blogai, taip. O dieve, ne! Krabo mėsainiai! Ne! Aš jį pagavau! Visus pagavau! Vada! Dabar galime sudėti visus šiuos daiktus. O dieve! Čia tikrai kažkas blogo nutiko. Taigi, krabo mėsainių nebeliko. Ar tau viskas gerai, kempiniuk? Tai buvo beprotiška. Virtuvė sunaikinta ir manau, kad mums reikia ją sutaisyti. Bet, kad sutaisytumėm tą daiktą, turime jį pargabenti į mano bazę, kad galėtumėm pradėti taisymo procesą, tiesa? Teisingai. Gerai, pabandykime vėl užvesti automobilį. Robo. Aš tau skolingas, Romo? Taip. Taip, už tą dalyką galbūt. Gerai, ačiū, atnešiu tau šiek tiek. Gerai, bet pabandykime pirmiausia užvesti automobilį. Vėliau. Dabar turime pažiūrėti, ar viskas gerai po to, kai atvertėme. Gerai, pažiūrėkime, ar dabar viskas gerai. Jei galime vėl užvesti ir vėl važiuoti naudodami tą daiktą, tą metalinį daiktą. Pirmyn. Taip. Puiku. Viskas vis dar veikia, viskas gerai. Gerai, pabandykime dar kartą pasivažinėti. Taip. Wow! Taip, vaikinai! Tai taip šaunu ir smagu. Aš tiesiog jį dievinu. Oho, taip! Kempiniuko plačiakelnio automobilis visiškai veikia. Labai smagu, kad mums pavyko tą daiktą ištraukti iš vandens. Ir tai buvo beprotiškas vaizdo įrašas. Tikiuosi, kad jums taip pat labai patiko ir jums buvo labai smagu, vaikinai. Bet kokiu atveju nepamirškite prenumeruoti mano kanalo, paspausti patiktuką ir žinoma parašyti, ką dar norėtumėte, kad surasčiau. Nes aš galiu rasti bet ką. Mano vardas yra Slav, ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymo.